Dona Paz yra didžiausia taikos meto keltų katastrofa pasaulyje, per mažiau nei valandą pareikalavusi beveik 4500 gyvybių. Ši nelaimė atkreipė dėmesį į pramonę, kuri pareikalavo dar 1000 gyvybių. Tačiau ar tai tik ledkalnio viršūnė ar tiesiog nesėkmė? Valeriana Duma yra 14 metų, jos darbdavys ją vadina Valerija. Valerija dirba vienai šeimai Taclaban mieste Filipinuose, kaip namų tarnaitė. Jos tėčiui tai nepatinka, bet šeimai reikia papildomų pinigų. Viena iš darbo privilegijų yra ta, kad kai šeima keliauja į Manilą, jie pasiima Valeriją kartu. 1987 m. gruodžio 20 d., vos 5 dienos iki Kalėdų, Valerija yra uoste su savo darbdaviais ir lipa į Dona Paz keltą. Valerijai patinka vykti į Manilą, bet pati kelionė keltu jai ne prie širdies. Visada būna daug žmonių, o dabar, likus kelioms dienoms iki Kalėdų, keltas dar labiau perpildytas nei įprastai. Nors Valerijos darbdaviai nusipirko bilietus, apie Valeriją jie pagalvojo tik paskutinę minutę, todėl jai bilieto neturi. Kai jie prieina prie vartų, sužino, kad visos vietos jau parduotos. Tačiau bilietų agentas priima nedidelį kyšį ir leidžia Valerijai patekti kartu su jos darbdaviu. Tai įprasta praktika, ypač per šventinį laikotarpį. Stumdydamiesi pro šimtus žmonių, kurie sėdi ir guli praėjimuose, Valerija supranta, kad nėra kur atsisėsti, išskyrus viršutinį denį pačiame laivo gale. Valerijos darbdaviai nerimauja, bet jie tai jau yra matę anksčiau. Jie sako Valerijai, kad per Kalėdas laivas būna toks pilnas, kad visiems laive esantiems žmonėms neužtenka gelbėjimosi liemenių, todėl jie nupirko vieną jai. Jai iš baimės suspaudžia skrandį. Jai nepatinka mintis, kad gali prireikti gelbėjimosi liemenės. Dona Paz buvo keltas, pastatytas Japonijoje 1963 metais. Pradėjus eksploatuoti, jis galėjo prugdyti 608 keleivius ir apie 50 įgulos narių. 1975 metais jis buvo perkeltas į Filipinus, kai naujasis savininkas Sulpicio Lines pradėjo juo gabenti iki 1518 keleivių tarp Manilos ir Sebu. 1979 metais plaukiant, jame kilo gaisras. Laimiai, visi 1164 keleiviai ir įgulos nariai išgyveno, nes laivas buvo užplukdytas ant seklumos, kuris suteikė pabėgimo kelią. Laivas buvo visiškai sunaikintas gaisro ir pripažintas visišku nuostoliu. Sulpicio Lines pareikalavo draudimo išmokos, o tada nupirko nuolaužą iš draudikų ir ją atstatė. Tuo pačiu metu jie prie 2 originalių denių pridėjo dar 2 denius. Tačiau jie neatnaujino jo stabilumo sertifikato, kuris nurodo, kiek laivas yra stabilus būdamas vandenyje. Dar svarbiau yra galimybė padidinti keleivių skaičių. Kaip pagrindinis Sulpicio Lines laivas, jis paskiriamas maršrutui tarp Taclabano ir Manilos su sustojimu Katbalagane, kurį ją įveikia 2 kartus per savaitę. Dona Paz išvyksta iš Taclabano 6:30 ryto, sustoja Katbalagane ir tada tęsia kelionę į Manilą, kur atvyksta kitą rytą 4 valandą. Valerija tyliai sėdi susigūžusi laivo gale. Šalia jos esantis vyras nusišlapina per laivo bortą. Žmonių yra per daug, kad jis galėtų prasibrauti iki tualetų. Laivo Dona Paz kapitonas Eusebijus Nazarėnas ir jo įgula daro viską, ką gali, kad pasirūpintų keleiviais, arba galbūt, kad priimtų dar daugiau keleivių. Laimiai, oras ramus ir giedras, jūra šiek tiek banguota, bet Valerijai tai nelabai rūpi, kol tik yra šilta ir sausa. Tokiam keltui kaip Dona Paz šios sąlygos beveik idealios, todėl keleiviai ir įgula įsitaiso kelionį. Apie 22 val. 30 min. Dona Paz yra Tablo sąsiauryje. Atrodytų iš niekur, priešais Dona Paz beveik iškart pasirodo naftos tanklaivis. Dona Paz atsitrenkia į tanklaivį, įvyksta sprogimas, lydimas susisukusio metalo. Tanklaivė petrocheminis krovinys užsiliepsnoja ir išsilieja į keltą. 51 metrų ilgio naftos tanklaivis Vector plaukia iš Bataan į Masbatę, gabendamas daugiau nei 1 milijoną litrų benzino ir naftos produktų. Jį nuomoja Caltex, kuri yra Chevron ir Texaco bendra įmonė. Laivė Vector dirba 13 žmonių įgula, tačiau laivo kapitonas ir jo pirmasis kapitono padėjėjas neturi reikiamos kvalifikacijos savo pareigoms. Keleiviai ir įgula keltų nubunda išsigandę, kai abu laivus apima panika ir liepsnos. Liepsnos iš tanklaivio krovinio išsilieja į jūrą ir sudaro plūduriuojančių liepsnų katilą, kuris išsiplečia 100 metrų skersmenį.
Kad išvengtų gaisro laive, keleiviai šoka už borto į liepsnojančią jūrą. Jiems tenka prasibrauti pro liepsnas, apdegusius kūnus, juodus dūmus ir ryklių knibždančius vandenis. Laive keleiviai ieško gelbėjimosi liemenių, tačiau jos užrakintos ir jų tikrai nepakanka beveik 4500 žmonių perpildytame kelte. Temperatūra kyla. Benzinas iš naftos tanklaivio toliau liejasi į vandenyną, kursto ugnį aplink abu laivus. Valerija staiga pabunda iš negilaus miego. Šalia jos esantis vyras yra su savo dukra. Jis šaukia žmonėms, kad jie išliptų iš kelto. Tas vyras yra Salvadoras Baskalis, žvejys, kuris jau yra matęs liepsnas laivuose ir žino, kaip greitai jos gali išplisti. Dabar Valerija jaučia kažką kitą. Ji jaučia palengvėjimą, kad turi gelbėjimosi liemenę, ir siaubą, kad jai teks ją panaudoti. Tačiau ji nelauks, kol sužinos, ar liepsnos pasieks laivo galą. Ji mato liepsnas ant vandens, o ratas greitai didėja, todėl ji šoka už borto kartu su Salvadoru ir jo dukra. Pro šalį plaukiantis laivas pamato sprogimą ir plaukia link liepsnų. Laivui MS Don Claudio prireikia valandos, kad priartėtų tiek, kiek saugu. Tada jie meta tinklą per laivo bortą, kad išgyvenusieji galėtų užlipti. Iš tikrųjų, jis priartėja tik iki 2 mylių atstumo nuo degančių laivų. Priartėti dar labiau reikštų, kad laivas pradėtų plaukti į degančio vandens plotus, kurių bet kuris protingas kapitonas vengia, kad apsaugotų savo laivą ir įgulą. Laimiai jis priplaukė prie Dona Paz galo. Valerija, Salvadoras ir jo dukra yra 3 iš vos 26 žmonių, kurie išgyveno. Jiems teko plaukti daugiau nei valandą, kad liktų už vis didėjančio ugnies žiedo ribų, kurį sukėlė ant vandens paviršiaus degantis naftos produktas. Iš tikrųjų, dauguma išgyvenusiųjų buvo tie, kurie šoko nuo Dona Paz galo ir kuriems pasisekė plaukti MS Don Claudio kryptimi. Daugiau nei 4000 žmonių žuvo liepsnose ir skęstančiuose laivuose. Dona Paz nuskendo 1500 pėdų gylyje praėjus 2 valandoms po susidūrimo su naftos tanklaiviu Vector, kuris nuskendo dar po 2 valandų. Vienas iš išgyvenusiųjų pasakoja, kai bandė ištraukti savo dukrą į saugią vietą, tačiau oda nuo jos rankos nuslydo ir ji nugrimzdo atgal į vandenyną. Laivui, kuris registruotas gadenti 1518 žmonių Dona Paz, plukdė 4374 žmonės, įskaitant įgulą. Valerija nebuvo vienintelė, kuri įlipo į keltą be oficialaus bilieto. Keltas buvo perkrautas beveik 3000 žmonių virš leistinos ribos. Filipinų pakrančių apsaugos tarnyba buvo informuota tik po beveik 8 valandų. Tada prireikė dar 6 valandų, kol jie susisiekė su artimiausia pakrančių apsaugos stotimi. Dona Paz ir Vector jau seniai nuskendo. Savaitėmis ir mėnesiais po to visų galvoje kirbėjo klausimas, kaip tai galėjo nutikti. 2 laivai jūroje, ramią ir giedrą naktį, susiduria ir beveik 4500 žmonių žūsta. Tyrimas pradeda atskleisti daugybę pažeidimų. Iš 13 Vector įgulos narių ir 56 Dona Paz įgulos narių tik vienas jūreivis budėjo ir jis buvo nekvalifikuotas praktikantas. Dona Paz įgulos nariai gėrė ir tikrai nebuvo savo paskirtose vietose. Kapitonas žiūrėjo filmą. Jūrų teisė reikalauja, kad visada būtų budintis. Jei įgula būtų buvusi savo postuose, jie būtų pastebėję artėjančią laivą ir turėję pakankamai laiko pakeisti kursą. Galiausiai kaltė priskiriama tanklaiviui, kuris buvo nepakankamai aprūpintas įgula. Įgulos nariai nebuvo kvalifikuoti, o tanklaivis plaukiojo be techninės apžiūros pažymėjimų. Galbūt kaltė buvo priskirta turtingesniai naftos bendroviai, turinčiai didesnės finansinės galimybės. Tačiau keltas taip pat nebuvo be kaltės. Jis buvo perkrautas tiek, kad keleiviai miegojo koridoriuje, o laivas dėl aukštai susitelkusio svorio sviro į vieną pusę. Nors perkrovimas nebuvo laivo nuskendimo priežastis, dėl korumpuotų praktikų kiekviename tikrinimo proceso lygyje, leidusių išplaukti su tiek daug keleivių, žuvo daugiau žmonių. Visos gelbėjimosi liemenės buvo užrakintos, o laivas neturėjo radijo ryšio, kad galėtų susisiekti su kitais laivais, kurie galėjo būti susidūrimo kelyje. Šie veiksniai prisidėjo prie avarijos sunkumo. Tačiau vienintelis dalykas, kas būtų leidę visiškai išvengti avarijos, buvo tinkama budėjimo sistema, bent viename arba abiejuose laivuose. Tanklaivis neatsirado iš niekur. Tiesiog nebuvo nė vieno budinčio, kuris būtų pastebėjęs, kad jis artėja. Man atrodo, kad tyrime yra viena didelė spraga ir tai susijęs su tuo, kad 2 laivai veikia be jokios teisinės priežiūros.
Jei viename laive įgula nepakankama ir jis neturi licenzijos, galima kaltinti kapitoną. Tačiau, kai du laivai tuose pačiose vandenyse susiduria su ta pačia problema, reikia pažvelgti į aplinką, kurioje jie veikia. Dona Paz gauna patikros sertifikatą ir keleivių vežimo licenciją, nors po 2 papildomų denių įrengimo neturi atnaujinto stabilumo sertifikato. Pakrančių apsaugos tarnyba, kuri yra atsakinga už laivų tikrinimą, kad jie nebūtų perkrauti, priima kyšius, kad užsimerktų, ypač švenčių laikotarpiu. Didelės naftos kompanijos, tokios kaip Chevron ir Texaco, samdo laivus, kurie neturi tinkamų licenzijų ir kvalifikuotos įgulos. Kiekviename tikrinimo proceso etape valdžios institucijos ne tik neatlieka savo pareigų, bet ir priima kyšius, kad užsimerktų, kai įmonės siekdamos pelno rizikuoja keleivių ir krovinių saugumu. Ši kultūra sukūrė aplinką, kurioje 2 laivams buvo leista veikti be jokios priežiūros. Tai, kas tikriausiai prasidėjo kaip keleivių perteklius 1 ar 2 žmonėmis, virto tuo, kad Dona Paz buvo perkrautas beveik 3 kartus viršijant registruotą talpą. Ši kultūra užmerkė akis į tai, kad įgulos nariai budėdami gėrė alų ir nebūdavo savo postuose. Ta pati korupcijos kultūra leido tanklaiviui Vector plaukti su nekompetentinga įgula, kuri taip pat nebuvo savo postuose. 2015 metais Sulpicio Lines neteko licenzijos gabenti keleivius, tačiau iki tol dar 3 jų laivai nuskendo, nusineždami beveik 1500 gyvybių. Per 15 metų iki Dona Paz katastrofos Filipinų vandenyse įvyko 80 susidūrimų, 177 nuskendimai, 53 gaisrai ir iš viso žuvo 4000 žmonių laivuose. Įskaitant Dona Paz, per 43 metus žuvo daugiau nei 10 000 žmonių, tai maždaug 232 mirtys per metus. Tačiau Filipinai turi daugiau nei 7000 salų ir turi kliautis keltais susisiekimui. Dėl to, kad keliaujama jūra, o ne keliais, savaime suprantama, kad jūroje įvyks nelaimė. Vietnamas turi panašų gyventojų skaičių, tačiau jo geografijoje salos neužima tokios svarbios vietos kaip Filipinuose. 2016 metais Vietnamo keliuose žuvo daugiau nei 24 000 žmonių per 1 metus. Palyginimui, keliai yra kur kas pavojingesni. Tyrimo dėl Dona Paz avarijos metu aukšti pakrančių apsaugos pareigūnai pripažino, kad pareigūnai kartais priima kyšius, kad užmerktų akis. Jie taip pat pabrėžia, kad trūksta darbuotojų ir neturi pakankamai išteklių patikrinti kiekvieną laivą. Valerija negavo $500 kompensacijos, kuri buvo siūloma aukų šeimoms, nes jos vardas nebuvo įtrauktas į keleivių sąrašą. Ji neturėjo pakankamai pinigų grįžti namo ir prireikė 25 metų, kol vėl susitiko su savo tėvu. Sulpicio Lines dabar plukdo krovinius, o ne keleivius. Nuo 2016 metų jūrų avarijose žuvo 113 žmonių, todėl tai yra viena saugiausių transporto priemonių Filipinuose. Ačiū, kad žiūrėjote. Jei jums patiko šis vaizdo įrašas ir norėtumėte žiūrėti daugiau šio kanalo vaizdo įrašų be jokių reklamų, apsvarstykite galimybę prisijungti prie mūsų Patreon. Nuoroda yra aprašyme. Galite prisijungti nemokamai arba pasirinkti narystę su privalumais. Nuo vaizdo įrašų be reklamų iki išankstinės prieigos ir tiesioginių klausimų atsakymų skambučių. Nekantrauju ten su jumis susitikti.